Gerbiami kolegos, gal norėčiau iš tikrųjų pradėti nuo to, kad niekas nesiginčia, kad Lietuva ir kaimyninės valstybės yra atsidūrusios hibridinės atakos smaigalyje. Ir iš esmės ta hibridinė ataka pasireiškia tuo, kad yra naudojamas instrumentalizuota migracija, siekiant destabilizuoti padėtį regione. Ir tai ypatinga situacija, kai migrantų srautai prie mūsų sienos tampa iššūkiu mūsų nacionaliniam saugumui, reikalauja, kad mes, kaip teisinė valstybė, permąstytume savo prieglobsčio suteikimo procedūras ir tuo pačiu stiprintume valstybės sienos apsaugą. Ir iš esmės šitoj situacijoje mes sprendžiam rebusą. Kaip saugoti valstybės sieną ir tuo pačiu užtikrinti žmogaus teisių apsaugą, nepaneigiant pačios teisės į prieglobsčio procedūrą. Ir kaip nepaversti Lietuvos pareinamuoju kiemu, tačiau sugebėti atskirti, atrinkti ir apsaugoti tuos, kuriems iš tiesų reikalinga tarptautinė apsauga. Žmogaus teisių komitetas, svarstydamas šitą projektą, kuriuo įteisinama su tarptautinė teisė niekaip nesuderinama apgręžimo praktika, siekia surasti ir sudėlioti tam tikrus saugiklius, kurie egzistuojant šitai sudėtingos geopolitinės situacijos padiktuotai teisiniai realybei, leistų identifikuoti bent jau tuos užsieniečius, kuriems iš tiesų yra reikalingas prieglobstis arba laikinoji apsauga. Ir žmogaus teisių komitete mes sutarėme dėl šitų dalykų. Būtent, kad apgręžimas yra netaikomas tam tikrais išimtiniais atvejais. Visų pirma, kai užsienietis traukiasi nuo ginkluoto konflikto, kai užsienietis traukiasi nuo persekiojimo ir kai užsienietis bando į Lietuvos Respublikos teritoriją patekti dėl humanitarinių priežasčių. Taip pat pavyko sutarti, kad apgręžimas yra taikomas tik pasienio teritorijoje ir labai džiaugiuosi, kad šitiems saugikliams pritarė ir pagrindinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Įstatymo projektas taip pat numato vieną labai svarbų dalyką, kad kiekvieno užsieniečio, kuris bando neteisėtai kirsti sieną, situacija yra vertinama individualiai. Jeigu nuoširdžiai, man yra labai sunku įsivaizduoti, kaip įmanoma kokybiškai atlikti individualų žmogaus situacijos vertinimą, kaip pavyzdžiui vidury nakties pasienietis pasienio teritorijoje sulaiko neteisėtai kirtusi asmenį, jam su prožektorium šviečia į veidą ir bando nustatyti, ar toks žmogus bėga nuo persekiojimo ar ne. Mūsų pasieniečiai sako, kad turi tam reikiamas kompetencijas ir aš neturiu jokio pagrindo netikėti valstybės pareigūnais, jeigu jie nemeluoja. Sienos apsaugos projektas yra bandymas reaguoti į sudėtingą geopolitinę situaciją ir jos sąlygotus migracijos procesus, o kiekvienam užsieniečiui yra pažadėtas individualus situacijos vertinimas. Todėl aš galiu sakyti, kad popierių įstatymas atrodo pakenčiamai. Tačiau man šiandien kyla klausimas, ar mes galim tikėti ir pasitikėti, kad įstatymas būtų taikomas taip, kaip yra parašyta. Kad apgręžimas Lietuvos pasienyje turės taip vadinamą žmogišką veidą. Ir aš jums, mėly kolegos Seimo nariai, norėčiau parodyti keletą skaičių. Praėjusiais metais Lietuvos Baltarusijos pasienyje buvo fiksuota 11 417 apgręžimo atvejų. Iš šitos statistikos, ir čia yra ne mano sugalvoti, čia yra FSATO oficialiai skelbiami duomenys. Iš šitos statistikos apgręžimas taikytas buvo 11 211 kartų. Tai reiškia, kad 206 atvejais asmenims buvo leista kirsti sieną ir pateikti prieglobsčio prašymą. Dabar pažiūrėkim, kam buvo leista kirsti sieną ir pateikti prieglobsčio prašymą. Čia žmonės išrašyti pagal jų pilietybės valstybę. Absoliuti dauguma yra Rusijos arba Baltarusijos piliečiai, o kitų tautybių žmonės sudaro tik tai pavienius atvejus.
Čia matysis šiek tiek aiškiau. Išleistų yra Rusijos ir Baltarusijos piliečiai 172 atvejai, 28 žmonės turėjo Europos žmogaus teisių teismo pritaikytas laikinasias apsaugos priemonės ir dėl kitų priežasčių buvo įleisti 6 žmonės. Tai reiškia, kad 6 žmonėms buvo atliktas individualus vertinimas, 3 iš tų žmonių buvo amputuotos galūnės. Matydamas šitus skaičius, norėčiau prisiminti ir vieną atvejį, kai net žmonės turintys EŽTT laikinasias priemonės buvo pasienyje atstumti. Tai buvo 4 Kubos piliečiai. Ir tie piliečiai, po to, kai buvo įleisti Lietuvos Respublikos teritoriją, nepaisant to, kad jie buvo atstumti keletą kartų, Lietuvos valstybė jiems suteikė prieglobstį. Matydamas šitus skaičius, šiandien galiu konstatuoti tik tai vieną faktą. Mūsų pasienyje nevyko, nevyksta ir nevyks joks individualus vertinimas. Žmonės yra atstumiami pagal jų veido odos spalvą, kai baltiems žmonėms leidžiama kirsti sieną, o žmonėms turintiems kitokį veido odos atspalvį tie žmonės yra atstumiami. Vidaus reikalų ministrė, komentuodama teikiamos įstatymo projektą, sakė, kad mums reikalinga teisinė siena, sauganti mus nuo Lukašenkos hibridinės atakos. Tai, kad šiandien mes pasienyje migrantus apgrėžėme pagal veido odos spalvą, tai, kad šiandien mes prie sienos apgrėžėme mažamečius vaikus, tai, kad mes renkamės lengviausią sprendimą išspirti visus, garsiai šaukdami, kad mus puola, iš tiesų stato didelę ir tvirtą sieną. Laikas. Siena, už kurio žmogaus teisės, liberali demokratija ir vakarietiškos vertybės, tai, kas mus pirmiausia skiria nuo Batkos ir Putlerio, neegzistuoja. Ir aš šiandien visų labai atsiprašau, bet šitos sienos statybose aš nedalyvausiu.